Ar žinai, kodėl Lietuvos verslo elitas už uždarų durų, toli nuo televizijos kamerų ir oficialių spaudos konferencijų, Rygą dažnai laiko vienintelę tikrą Baltijos šalių sostinę? Skamba šokiruojančiai, ypač mums, lietuviams, kurie esame įpratę didžiuotis augančiu Vilniumi ir modernėjančiu Kaunu. Tačiau realybė paremta kietais ekonominiais skaičiais ir strateginiais verslo sprendimais atskleidžia visiškai kitokį paveikslą nei tas, kurį esame įpratę matyti savo naujienų portaluose. Šiandien mes atliksime gilią faktais ir statistika paremtą analizę apie tai, kaip mes, lietuviai, iš tikrųjų matome latvius, kokius šokiruojančius stereotipus esame apie juos sukūrę ir kodėl mūsų vyresniojo brolio kompleksas gali būti pati didžiausia mūsų geopolitinė ir ekonominė aklavietė. Pasilik iki pat šios analizės pabaigos, nes mes atversime kortas apie tai, kas iš tiesų laimi Baltijos šalių dominavimo karą ir kodėl svarbiausios regioninės Lietuvos kompanijų būstinės tyliai, bet masiškai dygsta ne kur kitur, o Latvijos sostinėje. Mes, lietuviai, istoriškai esame linkę į Latviją žiūrėti su tam tikra broliška, bet akivaizdžia arogancija. Mūsų yra daugiau, mūsų teritorija didesnė, o mūsų verslas kaimyninėje šalyje elgiasi taip, tarsi tai būtų tiesiog dar viena mūsų vidinės rinkos provincija. Kiekvienas lietuvis nuvažiavęs į Latviją atostogų ar verslo reikalais jaučiasi kone kaip namuose, matydamas visur dominuojančius Macima prekybos centrus, Akropolis logotipus ir vaistinių tinklus priklausančius lietuviškam kapitalui. Ši agresyvi mūsų verslo ekspansija, prasidėjusi dar ankstyvaisiais nepriklausomybės metais, suformavo tvirtą, bet pavojingą stereotipą mūsų visuomenės sąmonėje. Mes pradėjome tikėti, kad Latvija yra per daug lėti, pernelyg ramus ir visiškai nemokantys vesti agresyvaus, vakarietiško verslo. Lietuvos žiniasklaida dažnai piešia Latvijos vaizdinį kaip politiškai nestabilios, demografinėje duobėje atsidūrusios ir ekonomiškai stagnuojančios valstybės. Tačiau palyginkime skaičius ir pažiūrėkime, kas slypi už šio lietuviško pasitikėjimo savimi fasado. Pirmiausia, pakalbėkime apie tą garsėją mūsų verslo agresiją. Tiesa ta, kad lietuviškas kapitalas išties kontroliuoja stulbinančiai didelę Latvijos mažmeninės prekybos rinkos dalį. Mūsų verslininkai ten įžengė su jėga, greičiu ir negailestinga konkurencijos strategija, kuriai vietiniai Latvijos žaidėjai tiesiog nebuvo pasiruošę. Mes įpratome manyti, kad tai yra mūsų pranašumo įrodymas. Tačiau duomenys rodo, kad toks požiūris yra labai paviršutiniškas. Nors mes eksportuojame savo mažmeninę prekybą, Latviai tuo tarpu koncentruojasi į visiškai kitus, daug gilesnius ir strategiškesnius ekonomikos sektorius. Latvijos visuomenėje ir verslo aplinkoje Lietuvos ekspansija dažnai matoma ne kaip grėsmė, kurią reikėtų stabdyti, o kaip savotiškas ekonominis stimulas. Jie priima mūsų prekybos centrus, susimoka už prekes, bet savo nacionalinį kapitalą nukreipia į sritis, kuriuose Lietuva tragiškai atsilieka. Mes didžiuojamės pardavinėdami jiems pieną ir duoną savo parduotuvėse, kol jie stato infrastruktūrą, kuri aptarnauja visą Šiaurės Europą. Pereikime prie infrastruktūros ir logistikos, kur atsiskleidžia tikrasis Lietuvos ir Latvijos galių balansas. Realybė yra tokia, kad Latvija laimi logistinį karą be jokios konkurencijos ir skirtumas yra milžiniškas. Rygos uostas, nepaisant geopolitinių iššūkių ir rusiškų krovinių tranzito mažėjimo, išlieka absoliučiai kritiniu tašku visame regione. Tačiau dar didesnį šoką Lietuvos ambicijoms kelia aviacijos sektorius. Mes, lietuviai, su pavydu ir tam tikrų apmaudu stebime, kaip Latvija sugebėjo sukurti ir išlaikyti nacionalinį oro vežėją Air Baltic, kuris šiandien yra pasaulinio lygio kompanija, dominuojanti visose Baltijos šalyse. Lietuva per tą patį laikotarpį patyrė virtinę gėdingų nesėkmių nuo Freelaw žlugimo iki Air Lituanica fiasko. Faktai yra tokie, kol mes investavome į trinkelių klojimą ir vietinės reikšmės projektus, Latvija suprato Rygos kaip geografinio centro potencialą. Jie pavertė Rygos oro uostą pagrindiniu tranzito mazgu, iš kurio šiandien skraido ir patys lietuviai. Rygos oro uosto keleivių srautai ir skrydžių kryptys gerokai lenkia Vilnių ir Kauną kartu sudėjus. Mūsų verslas tai puikiai supranta, todėl stambiausios Lietuvos įmonės savo regioninius ofisus atidaro Rygoje. Logistiškai tai yra vienintelis logiškas sprendimas norint valdyti procesus visose trijose Baltijos valstybėse. Dar vienas gajus stereotipas, kuriuo mes save raminame, yra susijęs su makroekonomika. Lietuvos žiniasklaida mėgsta akcentuoti, kad Latvijos gyventojų skaičius drastiškai krito ir jau nesiekia net 1,9 milijono.
Mes matome jų demografinę krizę, masinę emigraciją, ypač iš Latgalos regiono, ir darome išvadą, kad jų ekonomika miršta. Mes lyginame mūsų bendrąjį vidaus produktą, matome, kad Lietuvos ekonomika yra didesnė ir tuo pasitenkiname. Tačiau palyginimas aiškus tik tuo met, kai nežiūrime į detalės. Skaičiuojant BVP tenkantį vienam gyventojui ir atsižvelgiant į perkamosios galios paritetą, skirtumas tarp Lietuvos ir Latvijos toli gražu nėra toks dramatiškas, kokį jį piešia mūsų analitikai. Dar daugiau, vidutinis atlyginimas abiejose šalyse pastaraisiais metais beveik susilygino. Mums atrodo, kad mes uždirbame gerokai daugiau, bet dažnai pamirštame, kad Lietuvoje buvo įvykdytas mokesčių manevras, kai darbdavio mokesčiai buvo perkelti ant popieriaus, taip dirbtinai išpučiant bruto atlyginimo skaičius. Realus gyvenimo lygis, kainos prekybos centruose ir paslaugų sektoriuje Rygos ir Vilniaus regionuose yra labai panašus. Tačiau pats įdomiausias faktas, kurio Lietuvos visuomenė dažnai nepastebi, yra Latvijos orientacija į aukštąją pridėtinę vertę. Nors mes juos laikome lėtais ir neambicingais, duomenys rodo, kad Latvijos aukštųjų technologijų ir IT paslaugų eksportas auga greičiau nei Lietuvos. Rygos startuolių ekosistema, nors galbūt mažiau reklamuojama nei Vilniaus vienaragių istorijos, yra itin gyvybinga ir pritraukia milžiniškas Skandinavijos investicijas. Latviai nemėgsta tuščiai girtis. Jų mentalitetas, suformuotas ilgesnės vokiškos ir švediškos įtakos Rygos istorijoje, lemia racionalesnį, ramesnį, bet labai sistemingą požiūrį į ilgalaikį planavimą. Mes įpratę prie greitų pergalių ir garsaus PRO, tuo tarpu jie tiesiog dirba savo darbą, kurdami tvarę ekonominę bazę, kuri remiasi paslaugų eksportu ir tranzitu. Tęsiant analizę, būtina paliesti patį jautriausią ir labiausiai skiriantį Lietuvos ir Latvijos visuomenės aspektą – demografinę ir tautinę sudėtį. Tai yra tema, kurioje mes iš tiesų gyvename visiškai skirtingose realybėse. Lietuvoje rusų tautinė mažuma sudaro vos apie 5 procentus gyventojų. Mes, atgavę nepriklausomybę, galėjome visiems suteikti pilietybę ir praktiškai išvengėme giluminio visuomenės skilimo. Latvijoje situacija yra kardinaliai kitokia ir būtent tai labiausiai šokiruoja vidutinį lietuvį. Latvijoje rusakalbių mažuma siekia apie 1/4 visos populiacijos, o pačioje Rygoje ir Daugpilyje šie skaičiai yra dar didesni. Šis faktorius visiškai keičia Latvijos politinį kraštovaizdį ir kasdienį gyvenimą. Mes nesuprantame to nuolatinio įtampos lauko, kuriame gyvena latviai. Lietuvos žiniasklaida ir politikai dažnai kritikuoja Latviją dėl neva per didelės rusiškos įtakos ar politinio neryžtingumo tarptautinėje arenoje. Mums, neturintiems tokios galingos ir kartais priešiškai nusiteikusios penktosios kolonos šalies viduje, labai lengva būti radikaliausiais ir garsiausiais Rusijos kritikais Europos Sąjungoje. Mes leidžiame savo griežtą retoriką, nes mūsų vidinė visuomenė yra homogeniška ir vieninga šiuo klausimu. Latviai tuo tarpu privalo laviruoti. Kasdienybėje jie susiduria su segregacijos problemomis, dviem atskiromis informacinėmis erdvėmis ir politinėmis partijomis, kurios atvirai atstovauja rusakalbių interesams ir nuolat laimi vietą Seimoje. Oficialusis Vilnius dažnai bando dominuoti politinėme dialoge su Ryga, bandydamas primesti mūsų griežtą liniją, tačiau mes dažnai ignoruojame faktą, kad Latvijos vyriausybės sprendimai yra priimami ant visiškai kitokio, daug trapesnio socialinio pamato. Tai, ką mes vadiname latvių neryžtingumu, iš tiesų yra jų kova už vidinį valstybės išlikimą ir stabilumą, išlaikant balansą visuomenėje, kuri dešimtmečius po sovietinės okupacijos vis dar bando rasti bendrą identitetą. Ši rusiškojo faktoriaus dinamika atspindi ir bendrą mūsų požiūrių į saugumą skirtumą. NATO rytinėme flange Lietuva, be abejo, stengiasi prisiimti lyderystės vaidmenį. Mes investuojame didžiulius pinigus į kariuomenę, priimame Vokietijos brigadą ir garsiai deklaruojame savo atgrasimo politiką. Latviai daro tą patį, jie taip pat investuoja, priima Kanados vadovaujamus batalionus ir stiprina sienas. Tačiau jų iššūkis yra dvejopas, jie turi ruoštis ne tik išoriniai, bet ir potencialiai vidiniai grėsmiai. Todėl jų saugumo politika dažnai būna tylesnė, labiau orientuota į vidaus saugumo struktūrų stiprinimą, policiją ir žvalgybą. Mūsų arogantiškas požiūris, kad Latviai daro per mažai, kyla iš absoliutaus nesuvokimo, ką reiškia valdyti valstybę, kurioje kas ketvirtas gyventojas namuose žiūri Maskvos televiziją, nepaisant visų draudimų. Palyginkime dabar, kas iš viso šio konteksto iškyla kaip laimėtojas.
Ar Lietuva su savo agresyviu kapitalu ir homogeniška visuomenė, ar Latvija su savo infrastruktūros dominavimu ir sudėtinga demografija? Atsakymas nėra toks paprastas, kaip norėtųsi mūsų nacionaliniam ego. Lietuva šiandien yra greitesnė, lankstesnė ir be jokios abejonės pritraukianti daugiau dėmesio Europos politikos koridoriuose. Mūsų finansinių technologijų, fintech sektoriaus sprogimas Vilniuje yra fenomenalus, o pramonės gamyba Kaune ir Klaipėdoje demonstruoja stebėtiną atsparumą. Tačiau Latvijos modelis yra lėtesnis, bet potencialiai tvaresnis ilguoju laikotarpiu, jei vertinsime regioninį tranzitą. Rygos geografinės padėties esančios pačiame Baltijos šalių viduryje nepakeis jokios Lietuvos investicijos į vietinius kelius. Tol, kol prekės, pinigai ir žmonės turės judėti iš šiaurės į pietus ar atvirkščiai, jie turės pereiti per Latviją. Ši situacija kuria labai įdomią emocinę dinamiką tarp mūsų šalių. Lietuvos požiūris į Latviją yra savotiškas broliškos atlaidumo ir kieto ekonominio išskaičiavimo mišinys. Mes juos mėgstame, mes kartu dainuojame Baltijos kelyje ir palaikome juos ledo ritulio čempionatuose, bet versle mes esame pasirengę atimti iš jų kiekvieną rinkos dalį. Savo ruožtu Latvijos požiūris į mus yra sumišęs su tam tikra pagarba ir baime. Jie mato, kaip lietuviški verslo rykliai suvalgo jų vietinės įmonės ir jie negali patikėti, kaip mes sugebėjome taip greitai persiorientuoti po 1990-ųjų. Jie pavydi mums to ryžto, tos plėšrios verslo kultūros, kurios jiems šiaurietiškesnio, santūresnio būdo žmonėms dažnai trūksta. Jie pripažįsta, kad lietuviai moka sukurti pridėtinę vertę iš nieko, geba greitai priimti sprendimus ir nebijo rizikuoti. Tačiau tuo pat metu Latvija jaučia pasididžiavimą matydami, kad nepaisant visos mūsų ekonominės ekspansijos, mes vis dar esame priversti skraidyti per jų oro uostą ir naudotis jų sukurta infrastruktūros sistema, norėdami pasiekti pasaulį. Ką visa ši analitika reiškia mums, lietuviams, kurie dabar sėdi prie ekranų ir galvoja apie mūsų šalies ateitį? Pirmiausia, mes turime nustoti gyventi iliuzijose. Lietuvos sėkmė yra neabejotina, mūsų ekonominis šuolis nuo sovietinės okupacijos pabaigos yra vadovėlinis pavyzdys, kaip valstybė gali transformuotis. Mes aplenkėme Latviją daugelyje sričių, ypač socialinio stabilumo ir politinės lyderystės aspektuose. Tačiau mūsų arogancija yra mūsų silpnoji vieta. Mums reikia suprasti, kad Lietuvos verslo ekspansija į Latviją nėra vienakryptė pergalė. Tai yra simbiozė. Mums reikia jų rinkos ir jų centro, kad mūsų įmonės galėtų išaugti iš provincijos marškinėlių ir tapti tikrais regiono žaidėjais. Jei atidžiau pažiūrėtume į galingiausias Lietuvos įmonių grupės, pamatytume, kad didelė dalis jų pelno, leidžiančio joms toliau investuoti pačioje Lietuvoje, yra sugeneruojama būtent Latvijoje. Mums reikia perimti iš Latvių kelis esminius dalykus. Visų pirma, strateginį požiūrį į infrastruktūrą. Rygos sėkmė aviacijoje ir uostų valdyme atsirado ne per naktį, o dėl kryptingos dešimtmečius trukusios valstybės politikos, kurios nesunaikino jokios besikeičiančios vyriausybės. Lietuvoje mes linkę griauti tai, ką pradėjo buvusioji valdžia, todėl mūsų strateginiai projektai dažnai vėluoja dešimtmečius. Antra, mes turime išmokti vertinti Rygą kaip partnerį, o ne tik kaip taikinį absorpcijai. Baltijos šalių trio konkurencija pasaulinėme kontekste yra beprasmė. Pasaulio investuotojams nei Vilnius, nei Ryga, nei Talinas atskirai nėra didelės rinkos. Mes esame matomi tik kaip vienas Baltijos regionas. Todėl Lietuvos interesas yra nesilpna ir politiškai nestabili Latvija, kurią galėtume lengvai nupirkti, o stipri, turtinga ir klestinti Latvija, kuri kartu su mumis keltų viso regiono vertę. Mūsų vyresniojo brolio sindromas turi būti transformuotas į pragmatišką partnerystę. Faktai yra tokie, kad be Rygos logistinio potencialo Lietuvos verslo plėtra į Skandinaviją ir Vakarų Europą būtų gerokai lėtesnė ir brangesnė. Mūsų kompanijų regioninės būstinės atidaromos Rygoje ne dėl to, kad Lietuvos verslininkai staiga pamilo Dauguvos krantinės, o todėl, kad matematika ir geografija yra negailestingos, iš Rygos valdyti Baltijos valstybės yra tiesiog efektyviau. Tai nėra Lietuvos pralaimėjimas, tai yra brandaus verslo sprendimas. Ir kuo greičiau mūsų visuomenė ir politikai tai supras, tuo mažiau nereikalingų įtampų kils tarp mūsų šalių. Taigi, apibendrinant šią analizę, realybė visiškai sugriauna populiarius mitus.
Taip, lietuviškas kapitalas dominuoja Latvijos mažmeninėje prekyboje ir mes esame agresyvesni versle. Tačiau Latvijai toli gražu nėra atsilikę. Jų valstybė susiduria su unikaliais demografiniais ir politiniais iššūkiais dėl didžiulės rusakalbių mažumos, kuri reikalauja specifinės atsargesnės politikos. Nepaisant to, jie sugebėjo sukurti galingiausią infrastruktūrinį centrą regione, kurio mes jiems galime tik pavydėti ir kuriuo esame priversti naudotis. Vidutiniai atlyginimai išsilygina, o Latvijos posūkis į aukštąsias technologijas rodo jų ekonomikos gyvybingumą. Mes nesame geresni už juos ir jie nėra geresni už mus, mes tiesiog pasirinkome skirtingus vystymosi kelius, padiktuotus mūsų vidinės situacijos ir istorinio palikimo. Lietuva tai dinamiška, homogeniška, politiškai ryžtinga valstybė su greitai reaguojančiu verslu. Latvija tai sudėtingesnės socialinės struktūros, bet strateginę geografinę poziciją ir puikią infrastruktūrą turinti šalis. Kartu mes esame neįtikėtinai stiprus blokas. Atskirai, mes tik mažos valstybės, bandančios įrodyti savo pranašumą skaičiuodamos prekybos centrus ar lėktuvų skrydžius. Štai tokia yra tikroji, nepadailinta Lietuvos ir Latvijos santykių ir stereotipų realybė, paremta sausais, bet daug pasakančiais faktais. Skaičiai nemeluoja, net jei jie kartais ir žaidžia mūsų nacionalinį pasididžiavimą. Įdomu, ką apie šią situaciją ir šiuos ekonominius bei socialinius skirtumus manote jūs. Ar teko asmeniškai susidurti su latvišku verslo mentalitetu ar pastebėti infrastruktūros skirtumus lankantis Rygoje? Parašykite savo nuomonę komentaruose, padiskutuokime apie tai, kaip mums toliau kurti santykius su mūsų artimiausiais kaimynais.